Vakaras Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva. Tiesiogiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien išvyko į pasaulio čempionatą, o prieš pat kelionę kalbamės su rinktinės vyriausiųjų treneriu Kęstučiu Kemzūra. Sveiki gyvi. Treneri, kaip jūs jaučiatės? Ar padaręs viską, kas įmanoma rengdamasis čempionatą? Sunku kalbėti, nuėjus tik tai pusę kelio. Aš manau, kad mes nuėjom tik tai ilgą, bet tik tai pusę kelio. Bet manau, kad pasiruošime mes įvykdėm tai, ką mes suplanavom. Vyrai dirbo nuostabiai. Sužaidėm įvairiaus rango, įvairiaus stilių rungtynių, ta prasme prieš įvairiaus rango ir įvairiaus stilių varžovus. Buvo ir geresnių momentų, buvo ir prastesnių, pamatėm įvairiose situacijose. Aš manau, kad mes pasirengę. Jūsų nuomonė tai yra geriausias įmanomas pasirengimas? Manau, kad taip. Kai kurie treneriai, tarkim, Rimas Kurtinaitis visai neseniai viešai jūs kritikavo dėl to, kad paskutinėse rungtynėse su Ispanija ar Amerika jūs vis dar rinkote dvyliktuką. Jų nuomonė, kai kurių trenerių, kad galbūt jau reikėjo žaisti visą jėgą. Ką jūs į tai? Aš galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad yra kita nuomonė. Ir aš nesakau, kad aš nesu nekritikuojamas, bet aš taip pat galiu pasakyti, kad yra 100 būdų, kaip nudirti kailį, ar ne? 100 būdų, kaip pasiekti kažkokį rezultatą. Yra tokia nuomonė. Aš buvau kitos nuomonės. Aš buvau tos nuomonės, kad reikia į tą 14 vežtis iki tada, kada mes susiplanavom. Dėl įvairių priežasčių. Viena iš tokių paprasčiausių priežasčių buvo ta, kad nežinai, ar kas gaus traumą, ar kažkas gali atsitikti. Ir ką tada? Ir tada mes jau Vokietijoje buvom 13, nes Robertas ir tokas buvo pasukęs koją. Vienas momentas, kitas iš tikrųjų nebuvo taip lengva apsispręsti, todėl kad kiekvienas žaidėjas turėjo ir geresnių, ir blogesnių rungtynių, bet mes rinkomės pagal tai, kada įsikristalizavo kažkokie tai aštuntukas ar devintukas, tas sakysim, ar ne, mums įsikristalizavo tie žmonės. Mes daugiau rėmėmės tai, kurios pozicijos žaidėjai arba žaidėjai su kokiom kokybėm, savo žaidimo kokybėm yra mums reikalingesni. Dėl paskutinių tų dviejų rungtynių, tai aš nemanau, tai dar daug laiko iki to ir užkrauti pagrindinius žaidėjus tais, kaip pasakyti, tom minutėm bus ką veikti Turkijoje. Aš manau taip. Vienas momentas, kitas momentas norėjosi išlaikyti ir kitus žaidėjus tam tikrose kondicijose. Mes galbūt Vokietijoje ir laimėjom tą turnyrą, todėl kad mes žaidėm didesnę rotaciją, kai tuo tarpu kroatai žaidė 7. Ir gal tai nesusiję, bet aš manau, kad gali būti ir dėl to, kad Ukičius gavo traumą. Treneri, koks jūsų planas minimum? Čempionate. Planas minimum patekti sekantį etapą. Bet šiaip, aš nežinau. Kitaip tariant, išeiti iš grupės. Taip, išeiti iš grupės. Gal jūs klausite, čia mane jau bando žmonės visi į tą, kad aš pasakyčiau konkrečią vietą, aš galiu atsakyti, aš neturiu tokios. Iš karto užbėgant, aš negalvoju apie vietą. Aš negalvoju. Aš galvoju, dabar mano mintis yra, kaip aplošti Naująją Zelandiją. Po to aš galvosiu, kaip aplošti Kanadą ir taip toliau. Bendriau vertinant, ši rinktinė gali kovoti dėl medalių pasaulio čempionate? Aš manau, kad ši rinktinė turi pakankamai talento,
ir kada jinai žaidžia kartu ir žaidžia, kaip pasakyti, pilna jėga, kada mes galim daugam, mes galim maloniai nustebinti. Ko labiausiai trūksta jūsų komandai? Patirties. Patirties kai kuriems žaidėjams, ar ne, ypač tiems galbūt mūsų gynėjams, sakysim taip, šitai linijai atsitraukusiai. Sunku pamatyti, turbūt pamatysime daugiau, kada žaisime tam čempionate. Čia trumpam stabtelsim ir pokalbį su treneriu pratęsime po trumpos reklamos. Likite su Lietuvos ryto televizija. Mes tęsime pokalbį su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu Kęstučiu Kemzūra. Prieš pertraukėlę mes kalbėjome apie tai, ko labiausiai trūksta. Ir akivaizdu, kad įžaidėjas yra visada tas klausimas, kuris netekus Šarūno Jasikevičiaus rinktiniai pats aktualiausias. Jūs esat vyriausias rinktinės treneris, žinoma, galvojat ir apie ateitį. Ir ką jūs ten matot? Čižauskas, Janavičius, Kelys, kas? Neužbėginėjam, aš nenoriu užbėginėti priekį, yra dabar tų prioritetai, yra kitų minčių, bet žiūrėsim per kiekvienais sezonas. Vaikinai, vyrai dirba sezono metu ir didžiausias tobulėjimas ir tada klubuose yra. Rinktinėje per mažai laiko ištobulinti ir paruošti žaidėją, bet jam kažkiek tai duodi, kažkiek priderinė prie sistemos arba jie yra sistema priderinė prie žaidėjo, gal daugiausia taip. Bet tai ta problema, kaip, aš net neįvardinčiau tai problemą, jeigu taip, ką Šarūnas buvo, tokia realybė, Šarūnas buvo vienas, o kas toliau, bet buvo žmonių, kurie galėdavo pakontroliuoti kamuolį, ar ne, tai mes stengsimės tą patį atlikti, mes stengsimės nesukrauti viską mantui, bet jam turės padėti visą komandą ir Tomas Delnikaitis, taip arčiau ir Martynas Gaicevičius, ir Renaldas Eibutis, ir visi kiti. Ir trenerių štabas turės dirbti sunkiau, operatyviau, greičiau, kad galėtume padėti vyrams ir sugalvoti kažkokias tai taktikas, kažkokius tai sprendimus, kad nesijustų. Bet kaip pasakyti, nesijustų, aš nenoriu net taip sakyti, kad tai yra problema. Aš manau, kad pakankamai techniški mūsų žaidėjai yra. Tiesiog pasistengti surasti gerus, paprastus sprendimus, kuriais mes galėtume išeiti tada, kada komandos mumis spaudžia, kada mumis agresyviai dengia ir mes turime išlikti organizuoti. Treneri, manau, kad ir daugeliui visuomeniai pakankamai keistai atrodo tas tampanti tradicija geriausiems Lietuvos, kai kuriems geriausiams krepšininkams nevažiuoti į rinktinę. Ispaniją, Graikiją, su tokiom problemom dažniausiai nesusiduria. Kuo jūs pats tai aiškinate? Aš manau, kad aš negaliu įlysti kitų šalių, bet aš manau, kad yra pavyzdžių ir ten. Net pats Dirk Nowitzki, kuris buvo, sakysime, talonas, bent man, žmogus, kuris atžaidęs NBA po visas rungtynės po 48 minutės ar 45, jis surasdavo jėgų atvažiuoti ir atstovauti savo šaliai. Tai man buvo talonas, bet pažiūrėkit, atėjo laikas ir jo nebėra rinktinėje ir negali reikalauti. Tai aš nenoriu pulti smerkti. Aš manau, kad tie vyrai, kurie važiavo, jie važiavo ir atstovavo. Susidarė visokių aplinkybių, reikia žiūrėti vienų sveikatos, kiti rūpesčiai ir taip toliau. Galų gale amžius ir reikia suprasti, norint toliau žaisti krepšinį tam lygiai, kurie jie žaidžia, tu turi kažko tai atsisakyti. Todėl, kad tos vasaros su rinktinė tavo kūnas negauna pilnaverčio poilsio. O mes norime dirbti iš širdies, dirbti taip, kad kam tada rinktis, jeigu mes
tik susirenkam, kaip pasakyti. Ir tas atima, kaip pasakyti, paskui ir traumos ir taip toliau. Vis dėlto, manau, kad tai įtakoja. Aš nepulčiau smerkti. Aš manau, kad visų pirma, tie vyrai atidavė daug ir aš manau, kad jeigu viskas gerai ir sveikatos leis, jie atstovaus, jeigu jie bus, kaip pasakyti, pasiruošę. Jūs nesate iš tų, kurie užbrauktų brūkšnį ties tais žaidėjais, kurie šiemet, ar pateisinę, ar nepateisinę savo sprendimą, neatvyko į rinktinę? Matot, aš negaliu pastatyti savęs aukščiau už Lietuvos rinktinę arba už Lietuvos garbę ir prestižą, nes man atrodo, Lietuvos rinktinė ir Lietuvos vardas yra to lygus. Tai kas yra toksai Kemzūra, kuris gali rodyti savo ambicijas, todėl kad neatvažiavo, o tas žmogus atrodo super, jis reikalingas komandai, jisai yra pasiruošęs, jis yra motyvuotas, jisai veržiasi ir aš negaliu šito, kaip pasakyti, vėl mes žiūrėsim, nes čia nereikia į priekį toliau spėlioti. Žiūrint į šią sudėtį ir į tuos, kurie neatvyko, jums yra, galit pasakyti, dėl ko jums labiausiai gaila, kurio žaidėjo jūs neturite rinktinėje? Aš negaliu pasakyti ir įvardinti konkrečiai. Man vienodai gaila visų tų vyrų, kurie neatvažiavo, todėl kad jie yra puikūs krepšininkai. Ir jie būtų, bet kuris iš jų būtų pravertę šitai rinktiniai. Bet yra taip, kaip yra. Aš priimu taip, kaip realybė. Ir iš kitos pusės aš džiaugiuosi, kad susidarė toksai šansas. Ir aš džiaugiuosi tais vyrais, kurie dabar važiuoja. Patikėkit manim, įdėta labai daug darbo. Ir ne tik tai fizinio, bet aš manau tų pastangų, kad taptume komandą. Ir aš jiems sakiau, ir aš nuolat kartoju, ir mes esam kelyje, bet reikia ne tik tai mano vieno ar kažko, tai reikia visų pastangų, kad mes taptume komandą. Treneri, kalbant apie labiau techninius jau dalykus, starto penketas. Mantas Kalnietis, Martynas Gecevičius, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Robertas Jevtokas. Ar teisingai išvardinau tas pavardes? Mes dažnai žaidėm beveik taip, bet tai gali būti pakitimų ir aš labai nesureikšminu starto penketą. Bet į tokį nuolatinį mes ko gero turėsime, bet bus variacijų. Žaidžiant su tam tikrais varžovais, sprendžiant tam tikrus taktinius klausimus. Ir, sakysim tai, bet tokio labai sureikšminimo nėra. Treneri, Lino Kleizos charakteris ir didelės tikimybės esant kritiniais momentais gauti techninę pražangą. Ta rodė ir sezonas Olimpiakos, ir dabar pasiruošimo cikle. Ar tai yra problema ir ar jūs apie tai su juo kalbat? Be abejonės. Aš manau, kad pats Linas supranta, bet žinote, tais karštais momentais tiesiog galbūt trūksta to tokios ramumo ar ne, savitvardos, bet aš manau, kad jis eina tą linkme. Aš matau, kaip jam yra sunku tvardytis. Todėl, kad jis yra kovotojas, jisai yra blogas pralaimėtojas, jisai negali pralaimėti, jisai jam atrodo ir tas, bet be abejonės tai yra šiam pačiam sakiau ir mes šnekamės nuolatos, jisai supranta, koks yra jisai svarbus ir kaip yra svarbu jam valdytis ir negauti tų techninių pražangų, kas žeistų visų pirma komandą, dėl baudų metimų, dėl to, kad Linas gavo papildomą pražangą ir visas tas lūžis. Treneri, kokia yra ši komanda? Kaip jūs ją apibūdintumėte? Čia jau, aš jau kalbėjau, tais apibūdinimais. Pakankamai jauna, veržli, kovinga, alkana. Aš bent tokią noriu matyti ir aš vyrams pasakiau.
kad mes išliktume visada, kaip be nutiktų, kad mes išliktume tie tokie realistai, kad mes visada vaikščytume ant žemės paviršiaus. Nesvarbu, ar mumis stengtųs įspausti į žemę, ar mumis stengtųsi pakelt virš debesų. Aš norėčiau, kad mes išliktume tie ant žemės paviršiaus tvirtai stovintis, suprantantis, kas mes esame, ko mes norim. Aš manau, kad mes esame viena iš darbščiausių komandų. Aš norėčiau, kad mes būtume sunkiausiai dirbantis, sunkiausiai žaidžiantis ir vieningiausi. Ir be abejonės, kad mes būtume sėkmingiausi. Treneris, seniau būdavo tokia tradicija, kad į čempionatus krepšininkai vykdavo ar su draugiam, ar su žmonom. Kaip šį kartą? Aš nežinau, gal vyrai yra, gal žmonos atvažiuos, aš nematau nieko blogo. Nesat tos filosofijos šalininkas, kaip liaudis sako, boba iš ratų, ratam lengviau. Ne, komanda važiuoja viena, o artimi žmonės, kad bus šalia ir ten kažkur tai prisiglaus, aš nematau problemos ir daugelis jų per pasiruošimą buvo su šeimom. Vyrai jaučiasi ramiau, jie būna šalia su savo artimaisiais, su savo žmonom, su vaikais ir tai netrukdo proceso, aš manau, tik tai padeda. O jūs? Jie pagrindiniai profesionalai ir jie moka susikaupt, žino, kada varžybos. Aš pats, mano šeima irgi šalia, kaip mes visada bendraujam šalia su žmona, bet šį kartą jie nevažiuoja į Turkiją, bet mes užgrūdinti gyvenimą, aš ne pirmi metai, taip jau yra, bet aš žinau, kad jie bus visada su manim. Kągi, ačiū Jums, sėkmės čempionate. Dėkui žiūrėjusiems, gero vakaro su Lietuvos ryto televizija.